Kilometro tiek 2 km gylyje yra resursai, kurie yra labai reikalingi. Tai yra mineralinis vanduo ir taip pat paviršiuje mes turime gana didelį kiekį ir kitų iškasenų, kurios irgi yra reikalingos ir naudotinos žmogaus sveikatai. Tikriausiai moteris žino, kad gintaras yra labai naudingas dalykas, tai yra ir gydantis ir nuo astmos ir nuo kitokių dalykų, ir nuo insektų, įvairiausių gyvūnų ir kitų dalykų. Tai gintaras, taip pat mes turim, be mineralinio vandens turim sapropelį kaip tokį. Kaimynai Latvijai, jie aktyviau naudoja sapropelį, kauniečiai taip pat irgi pakankamai naudoja tą medžiagą. Mes turim gana daug žolių įvairių, gydomųjų, be gydomųjų žolių turim ir visą spektrą kitų medžiagų. Būtent dėl šitų priežasčių, štai ir 2011 metais prasidėjo statybos šitoje vietoje. Atostogų parkas vykdė visą eilę projektų kartu su Alvydu Jucevičium, Santariškių reabilitacijos fizinės sporto medicinos vadovu. Vyko paraleliniai bendravimai su olandų kompanijom, su vokiečių kompanijom. Tai davė irgi pakankamai daug gerų atsiliepimų ir gerų pasiekmių. Taip pat 14-15 metais Klaipėdos technologijų parkas kartu su universitetu ir kartu su Jūrininkų sveikatos centru ir gerbiama tyrėja Lolita, kuri labai aktyviai tyrinėja šį vandenį ir jis tyrė pakankamai gerai. Ir pasiekmes yra tikrai įdomios ir labai daug gydymo metodų rasta būtent su sapropeliu ir daug produktų yra pasiūlyta Baltarusijai. Mūsų sapropelis, kur, jeigu kas išbandė atostogų parko, jis yra iš Šilutės rajono, ten irgi yra iš gana gero gylio, tai yra 4, 5, 6 metrai. Ten yra gana įdomių medžiagų, aišku, savaime asortimentas dar nėra gerai išplėstas, bet iš tikrųjų ten yra ir silicio, tai yra tiem, kas turi plaukų problemų arba, sakysim, iš aukštesnio sluoksnio, ten, kas turi, sakysim, sąnarių problemas, iš tikrųjų tai yra labai geras produktas ir šiandien dienai čia rodė gelio variantą, tai yra gelio procedūros. Iš tikrųjų yra daug aplikacinių dalykų, tai yra aplikacijos, kurios irgi specialiuose pakuotėse irgi atitinkamai yra naudojamas. Vanduo turbūt visiems žinoma, kad be vandens negalim ir dienos turbūt pratempti ir kad visais laikais nuo antikos laikų vanduo turėjo išskirtinę reikšmę žmogaus gyvenime ir religijoje ir panašiai. Užtat nuo pat ar mes žiūrėsime į Europą, ar mes žiūrėsime į Ameriką, tenai nuo pat pirmųjų žmogaus atsiradimo jie maudėsi karštosiuose versmėse, jeigu buvo tokia galimybė, jie naudojo vandenį ir tikrai neturėdami medicinos galimybių, jie didelė dalim buvo kartais ir sveikesni negu mes. Kalbant apie mineralinį vandenį, mes kalbam apie medžiagą, kuri veikia keleriopai. Mes rezultatą gauname dėl skirtingų poveikių. Tai yra terminio poveikio arba karščio poveikio, mechaninio poveikio, kaip hidrostatinė jėga, klampumas ar ne, taip pat cheminio poveikio, dėl kurio dažnai skiriasi skirtingų šaltinių rezultatai, nes cheminės medžiagos, jų sudėtis yra kiekvienoje vietoje skirtinga. Taip pat dabar tyrinėjamas imunologinis veikimas, kad reiškia gulint vandenyje, skatinami imuniniai procesai žmogaus organizme ir mes turim rezultatus dažniausiai gerai veikiančius įvairias sistemas ir gydančius atsparumą, nuovargį mažinusius ir panašiai. Na ir aišku, visiems pageidautinas psichologinis poveikis, kada jūs kaip čia atvažiuojate, neilsitės, tuo momentu nėra darbo, tuo momentu nėra streso. Aiškiai, tas poveikis irgi prisideda prie viso to. Na, o jeigu žiūrėti taip, kad kokią dozę, ar ne, čia nėra taip, kad kažkokia dozė, kuri jums padės, ar ne, mes kalbam apie bendrą tokį kaip ir poveikio dozę, kuri priklauso nuo taikomo metodo, nuo laiko skiriamo, ar jūs gulėsit 15 minučių ar 20 ir panašiai, ir nuo paveikiamo ploto. Kuo tas plotas didesnis, aišku, tuo stipresnis poveikis. Na ir čia iš Lietuvos kurortologijos rekomendacijose pateikta kokia mineralizacija, ką duoda.
Taip kad vėlgi, norėdami kažkokio poveikį gauti, jūs pasirenkat, kokiom mineraliniam vandenį jūs galite būti. Kaip jau žinot, iš tikrųjų tų mineralinių vandenų yra labai daug. Dauguma klinikinių tyrimų pasaulyje yra padaryti nuo 1 iki 6 gramų litre mineralizacija. Ką turite atostogų parke galimybę, tai yra 26,7 gramai litre. Kokia yra galimybė, kur daryti tyrimą anksčiau geotermo, yra 108 gramai litre. Negyvoje jūroje nuvažiuokit, gausit 340 gramų litre. Taip kad galimybių yra daug, variantų yra daug, belieka rinktis tai, ko jūs siekiat. Ką jau šiai dienai medicina išsiaiškino, tai yra mineralinio vandens poveikį į praktiškai visas organizmo sistemas. Ar mes kalbėsime apie širdies kraujagyslių, ar į kaulų raumenų, ar į nervų sistemą, endokrininę sistemą, kaip kalbėjom, cukrinį diabetą, ar ne, ar kitas sistemas, kvėpavimo, kada mes atsparumą žmogaus didinam. Pagrindiniai tyrimai orientuoti iki šio dešimtmečio, sakyčiau, buvo į kaulų raumenų sistemą, nes lengviausia ištirti, ar ne? Paguldžiau, pamatavau, kad jisai daugiau lenkėsis, judesys kažkoksai vienas didesnis ir jau kaip ir sukaupti įrodymai, kad tinka prie visų degeneracinių kaulų ligų. Vėliau buvo kaupti įrodymai ir prie venų varikozės, stiprinant kraujagyslių sieneles ir esant reumatoidiniam artritui, fibromialgijai, taip pat nervų sistemos ligomis, netgi Alzheimeriui yra tyrimai daromi, kad tikrai atitolina tą demencijos vystymąsi. Kalbant apie poveikio trukmę, ar ne, tai kaip ir atrodo, va, dabar gerai, bet kiek man bus gerai. Tai va, pagal poveikio trukmę visos studijos, kurios buvo darytos, nurodo nuo 2-3 savaičių pagal studiją iki metų. Tas poveikis gali tęstis. Na, o šalia to mes daug kalbam ir apie subjektyvius visus žmogaus poveikius, kaip gyvenimo kokybės pagerėjimą, gydymo pasekoje, kaip ir vaistų vartojimo sumažėjimą, suretėjimą, kaip ir depresinės nuotaikos sumažėjimą, nerimo ir panašiai, visą tai, ko mums siekia. Taip, kad bet kurią kokią sistemą žmogaus paimsim, galima sakyti, kad tai yra sisteminis veikimas ir galim gauti teigiamus rezultatus. Lietuvoje, pagal Lietuvos kurortologijos organizacijos nurodymus, rekomendacijas, galima sakyti, dažniausiai taikoma nuo 20 iki 40 gramų litre mineralizacijos vanduo kaip optimalus bet kurio amžiaus pacientui. Ne? Dažniausias irgi nuo 10 iki 12 vonių kursų. Bet, kaip rodo ir mūsų tyrimas, kad net viena procedūra gali turėti reikšmę. Jeigu turit pasirinkimą, tai geriau daryti nors vieną, negu nei vienos. Keloidoterapija tai yra visas purvas, ar ne? Sapropelis yra vienas iš jų. Ir tai, ką kalbėjo kolega, aš visiems tiem teigiamiem dalykam pritarsiu, nes šioje medžiagoje yra, greta to, kad yra labai daug aminorūgščių, iš kurių mūsų organizmas visas sudarytas, yra vitaminų, yra fermentų, kurie medžiagų apykaitą gerina, yra bioaktyvių komponentų, kurie apsaugo nuo uždegimo, nuo kaip pasakyti, mumijos, išliko kelis tūkstančius metų tame sapropelyje. Irgi yra tokių įrodymų. Na ir visokių kitų mikroelementų, kurių mes turėjom ir geoterminiam vandenyje. Iš procedūrų kaip įrodymai yra, kad kraujotaka, aišku, limfos ir kraujo apytaka gerėja, medžiagų apykaitos procesai, antibakterinis poveikis, imuninės sistemos pagerėjimas ir, aišku, praturtinimas mikroelementais, kurie įeina į mūsų organizmo sudėtį, mūsų ląstelės sudėtį, nes mes čia kalbam iki ląstelinio lygio veikimą, ne tik taip, kad gerai ar negerai. Na ir to, kur turbūt ir laukiate, tai yra trumpas, nedidelės dalies biomedicinio tyrimo pristatymas, kuris buvo atliktas su atostogų parko geoterminiu vandeniu ir sapropeliu, kuriame iš viso dalyvavo 103 dalyviai, vidutinis amžius buvo 39 metai, dažniau turėjo viršsvorį žmonės, didžioji dauguma, 83% buvo moterys, ir, kaip matot, apie pusė dalyvių buvo sergantis viena ar keliomis ligomis. Matavimų buvo, kaip minėta, daug, imant pačiamis subjektyviomis anketomis, kaip gyvenimo kokybės, skausmo stiprumas, nerimo stiprumas, depresijos ir panašiai, baigiant kraujospūdžio matavimais, kurie yra objektyvūs,
odos matavimais drėgnumo, elastingumo, kurie yra irgi aparatinė, spirometro naudojimu ir panašiai, kad apibrėžti ne tik subjektyvų, bet ir objektyvų poveikį. Ir to pasiekoje mes gavom vienokius ir kitokius teigiamus poveikius organizmui. Tyrimo metu visi dalyviai buvo padalinti į 5 grupės, kad atskirti šiek tiek pagal galimybės įvairių procedūrų. Tai pirmoji grupė turėjo tik vandens procedūras 15 minučių, antroji 20 minučių procedūros geoterminio vandens, trečia, kaip minėjo turbūt Raimondas, kad sapropelio galimos aplikacijos, tai čia buvo taikyta vonia ir aplikacijos, kurioje dalyvavo, tarp kitko, didesnė dalis grupės buvo sportininkai, sunkiaatlečiai ir džiaugiasi, kad prieš čempionatus pasikrauna. Ketvirtoji grupiai buvo sapropelio įvyniojimai, tą, ką vaizdavo Latvijai, kaip tai daroma, tik mes darėm visam organizmui, reiškia, darant aplikaciją ir padams, ir rankoms, nes yra labai daug taškų tenai poveikio. Ir penktoji grupė buvo kombinuota procedūra, tai yra geoterminis vanduo pamaišytas toksai kaip ir vonia, kaip paršiukai pasimaudyti, ar ne? Čia, kad linksmiau būtų, kad neatsibostų. Jeigu žiūrėtume į sudėtį geoterminio vandens ir lyginant ją su kitais pasaulio vandenimis, tai šiek tiek panašaus mineralizacija su Islandijos Blue Laguna, nes ten yra 31 gramas litre, tik tai truputėlį mineralai skiriasi. Ten yra silicio, pas mus daugiau magnio, kalcio, sieros, SO4, HCO3. Taip pat šitas vanduo yra turtingesnis už naudojamus labai plačiai Lenkijoje termabanę, Kinijoje lintongus, kur kaip ir pajėgumą pilotų didina pagal klinikinius tyrimus vanduo, bet ten yra tik tai 1,5 gramai litre. Tai yra jau 10 daugiau kartų mažesni. Taip pat su amerikietiškais Pagosa Spring, kur irgi mineralizacija pas mus didesnė, kai kurie mineralai skiriasi. Sapropelio sudėtis, kaip jūs matot, yra gausi mineralais ir kas dar svarbu, aš tik norėčiau paminėti 2 paskutinius elementus, tai yra huminės rūgštys ir fulvo rūgštys, kurios, kaip biogeniniai aminai, yra darančios, sakyčiau, didžiausią poveikį iš viso to, kaip jūs žinot, ir Tibeto medicinoje ir visur kitur tokie vadinami buvo mumiliotai, irgi huminių rūgščių pagrindų buvo. Tai va, jeigu lyginti vėlgi sapropelius, pagal šitą sudėtį, tai yra, savybėmis yra šiek tiek panašus į kitų kompanijų kaip Ekolotus, Sudoblė, Technogiriolį, Igaliski, kur tikrai yra labai daug metų naudojami ir įrodyti kaip labai efektyvūs. Na ir rezultatuose. Imant pirmąją grupę, tai yra 15 minučių geoterminė vonia, pati trumpiausia, bet to užteko, kad įsitikinti, kad galim gauti poveikį bendrai savijautai, neatskiriant vieną procedūrą. Kaip jūs matote, čia yra kiekvieną dieną. Prieš procedūrą, po procedūros. Reiškia, kiekviena diena, net viena procedūra davė teigiamą poveikį. Po gydymo kurso nusiskundimų bendrų savo sveikata žmonėms sumažėjo vidutiniškai 1,1. Kalbant apie bendrą savijautos pagerėjimą, tai visos procedūros bendroje galvoje taip pat davė reikšmingą pokytį, kad žmogus jautėsi geriau. Kalbant apie nuovargį, ar ne, kas vargina turbūt kiekvieną iš mūsų, vienus dažniau, kitus rečiau, tai yra, kad 56, tai daugiau kaip pusė pacientų išnyko nuovargis, ar ne, sumažėjo depresija, nerimas, įtampa irgi statistiškai patikimai. Mes nekalbam apie pavienį rezultatą, mes kalbam apie bendrą tendenciją, ar ne. Taip pat tas pats rezultatas išliko ir po 4 mėnesių, kas leidžia teigti, kad mineralinio vandens, geoterminio vandens procedūros jos duoda poveikį mums išliekantį iki 4 mėnesių. Gyvenimo kokybės pagerėjime ypatingai pasireiškia sritys tokios kaip energingumo, gyvybingumo didėjimas, bendros sveikatos geresnis vertinimas, kurios išliko ir po 1 mėnesio, ir po 4 mėnesių. Buvo vertinta ir objektyviai aparatų, ne tik žmogui sakant, kad man geriau. Ir tas poveikis odos būklei buvo 4 mėnesius vėlgi išliko. Išnyko sausumai, vėlgi kremų naudojimai, jeigu kalbėsim detalėm, tai tikrai kiekvienoj situacijoje buvo pasiektas pokytis.
Na ir kūno masė apimtims, ar ne, kur, kaip matėt, 26, reiškia viršsvoris jau žmonių didžioji dauguma buvo, taip kad vėlgi pasiekėm vidutiniškai 0,3, jeigu skaičiuosim kūno masės indeksą, bet tai buvo statistiškai reikšmingas svorio sumažėjimas. Taip pat kaip ir riebalų kiekio organizme sumažėjimas, matuotas objektyviu procentais iš kūno masės. Nekalbant apie pavienės procedūras, bet kalbant apie kursą, tai padidėjimo nebuvo, kaip tik buvo kraujospūdžio mažėjimas tiek sistolinio, tiek diastolinių. Jeigu kalbėti apie patikimus, reikšmingus, moksliškai pagrįstus rezultatus, tai šiuo atveju mes turim apatinio kraujospūdžio, tai yra diastolinio kraujospaudimo sumažėjimas 6 mm difterio stulpelio, taip pat ir širdies susitraukimų dažnis buvo reikšmingai mažėjo, reiškia 3 kartus, iki 2 kartus per minutę dažniau, kas turi tachikardijas. Taip pat po mėnesio, kaip jūs matot, irgi poveikis, mažinantis spaudimą ir pulsą išliko. Kardiogramoje buvo stebimas reikšmingas vadinamojo, jeigu čia medikai, kurie yra, žinot, ką reiškia dantelis, tai ta intervalas, tai to intervalas pakilo į izoliniją, tai reiškia kaip ir rodantis, kad išemizacija, reiškia širdžiai pagerėjo maitinimas, kitaip sakant, liaudiškai, ar ne? Kaulų raumenų sistema, na čia jau turbūt prisidėtume prie visų kitų pasaulio įrodymų, kur, kaip jūs matot, skausmas mažėjo balais, rankų jėga didėjo matuojant dinamometru. Poveikis taip pat išliko mažiausiai 1 mėnesį. Dabar vėlgi vieną skaidrą įdėjau iš 3 grupės, kur buvo vartotas geoterminis vanduo ir aplikacija ant kelio. Tai vat, kaip tyrimo vertinimas buvo paimtas VOMAC indeksas, kuris vertina tiek skausmą, tiek sąnario patį judesį, tiek sustingimą. Ir šiuo atveju mes gavom, kad skausmo rodiklė sumažėjo vidutiniškai 4,4 balo. Tai yra tikrai reikšmingas pokytis. Šalia to sustingimas rytinis, kas tokį žinot, sumažėjo vidutiniškai 1,6, o funkcija pagerėjo 10 balų. Bet galima sakyti, kad tikrai tai reikšmingas poveikis. Na ir kalbant apie 4 grupę, kur buvo sapropelio įvyniojimai, apie kurią kalbėjo ir kolega iš Latvijos, ten buvo skirta 10 procedūrų, tai mes turim tokius bendrus rezultatus, kai kuriuos sudėjus, kad nusiskundimai, reiškia, kiek žmogus pradžiai turėjo ir kiek po kurso turėjo, tai sumažėjo 2,2 tiesiog vienetais. Kaip jūs matot, netgi daugiau negu kad geoterminis vanduo, kur kalbėjom, kad buvo daugiau kaip vienetų. Nuovargių simptomų taip pat buvo skaičiaus sumažėjimas, streso simptomų sumažėjimas 1 balu iš 10 ir taip pat tas poveikis išliko 2 mėnesius, liekamoji vertė. Skausmas sumažėjo 2 balais iš 10, ar ne, kas to nenorėtų, kaip paprastai atsipalaiduoti nuo skausmo. Taip pat po 2 mėnesių, nežiūrint to, kad žmogus nebevartojo, jau tų procedūrų neturėjo, 1,4 balai buvo mažesnis skausmo pojūtis. Kalbant apie gyvenimo kokybę, taip pat kaip ir geoterminis vanduo, taip ir sapropelio procedūros davė teigiamą poveikį energijai, gyvybingumui, kuris padidėjo 13 balų, taip pat socialinė funkcija. Reiškia, žmogus geriau jaučiasi, jisai geriau bendrauja su visa kita aplinka. Na ir kraujospūdžio, kas trečiam sumažėjo kraujospūdžio svyravimai, 8 iš 10 žmonių sumažėjo nerimo depresijos poveikis, žarnyno problemos, širdies permušimai, 75% žmonėms sumažėjo sąnarių sustingimas, judesių apribojimas ir 100% tie, kas turėjo, išnyko bėrimai. Čia tik tai įdėjau poveikį iš šitų įvyniojimų kūno masės indeksui, kuris taip pat, kaip ir su geoterminiu vandeniu, taip ir mažėjo šičia, bet čia buvo mažėjimas netgi 2 stipresnis, kaip ten buvo 0,3, čia mes turim 0,6, kuris reikšmingas buvo ir po 2 mėnesių po gydymo. Kūno ir odos elastingumas šiuo atveju irgi visais atvejais tiek po procedūrų, tiek po 2 ir 4 mėnesių išliko reikšmingai padidėjęs. Taip kad galima teikti, kad jaunėjimas vyksta, ne? Tiek kūno, tiek veido odos. Nes čia buvo ir veido kaukė dėta. Bendrai, kas mažėjo, kas didėjo, tai reiškia, kalbant apie nervų sistemos požymius, kaip depresija, apatija, stresą, kalbant apie širdies kraujagyslių kraujospūdį, kalbant apie svorį, kūno masės indeksas, riebalus, odos pokyčius,
buvo darytas iš kraujo tyrimų, taip pat buvo pokyčių daugelį rodiklių. Procedūrų pasekoje, čia šiuo atveju visų procedūrų, didėjo eritrocitų kiekis ir hemoglobino, kas, kaip žinot, yra kaip ir mažakraujystės mūsų požymis, ar ne, reiškia, mes kaip ir gydom šitą kraujo ligą, natrio, kalcio ir cinko kiekiai, kur cinkas taip pat įeina į papildų sudėtį, kur gerina imuninę sistemą. Taip pat mes kalbam apie gilųjį, taip pat patekimą į kraują ir dėl to gaunamus rezultatus. Apie liekamąją vertę kalbėjom prie kiekvieno atvejo ir čia tik tai, kad pakartojimas, kad yra ir po 1 mėnesio didelis kiekis rezultatų pas mus išlieka teigiamų ir po 4 mėnesių. Sapropelio procedūrų liekamąją vertę mes vertinom po 2 mėnesių, praktiškai 2 mėnesius, galima sakyti, kad kaip minimum 2 mėnesius teigiamas poveikis išlieka. Na ir užbaigiant, norėčiau tik tai paminėti, kad kaip neseniai direktorius pasakė, kad turit galimybę naudotis ir 81 gramo litre vandeniu, kuriame yra tų irgi pagrindinių elementų dideli kiekiai ir kas dar yra hidrokarbonato kiekis, kur yra pasaulyje įrodytas, kad patenka labai gerai per odą ir vėlgi metabolinius procesus, kvėpavimo takus veikia ir panašiai. Taip pat lygiai ir saugumo, sunkiųjų metalų kiekiai minimalūs, o tų, kurių reikia, cinko mangano, kuris kraujo gamyba irgi padeda, yra reikalingi kiekiai. Tai šitas vanduo daug kartų viršyje netgi reikalingas minimalias ribas. Esu šiek tiek geologas ir turbūt, kaip tai ir natūralus štai šitas pranešimas, toj medicininiam kontekste, kadangi vis dėlto mes naudojam gamtinius išteklius. Na ir be geologijos mes čia neapsieiname, turime to mineralinio vandens kurortus, gerai mums pažįstamus. Štai Birštono pavyzdys. Taip, tai štai šita mėlyna linija parodyta, reiškia, mineralinio vandens, reiškia, iškrova. Štai šita linija rodo, kad čia jau žemiau yra mineralinis vanduo. Tai mes matome, kad Nemunos linija, tas mineralinis vanduo, jisai išsiveržia žemės paviršiuje ir tai yra susijęs su tektoniniais lūžiais. Bet šitas vanduo nėra geoterminis, kadangi čia žemės pluta yra pakankamai šalta ir nuosėdinių sluoksnių storymė irgi pakankamai nedidelė, apie 900 metrų. Taip, tai čia iš Cechsteino jau minėtos sluoksnio, reiškia 15 Celsijaus temperatūros, reiškia, vanduo veržiasi į paviršių, jisai yra mineralinis, bet jisai nėra karštas. Jeigu žiūrime į Druskininkų, čia irgi vėlgi situacija labai panašiai, reiškia, štai šita linija rodo mineralinio vandens, taip sakysime, pakilimą į paviršių iš ilgai tektoninių lūžių, vėlgi temperatūra nėra didelė, kadangi iš giluminiai sluoksniai tai yra 15 laipsnių Celsijaus. Taip, paviršiui, apie 10-9 laipsniai tai yra temperatūra. Estijoje kristalinis pamatas yra gana seklus, taip, ten mes jokių kažkokių tai karštimų negalime net tikėtis. Taip, tai jeigu mes pasižiūrėsime čia į Klaipėdą, čia jau yra nuosėdinių uolienų storis apie 2 kilometrai. Kuo giliau, tuo karščiau. Reiškia, jau mes čia galime šnekėti tikrai apie karštų mineralinio vandens kažkokius tai išteklius. Ir vėlgi, ką aš noriu pasakyti, kad kuo giliau, tuo mineralinis vanduo yra didesnės mineralizacijos. Čia Vidmantai, tai čia ne per toliausiai, keli kilometrai nuo mūsų, yra išgręžtas gręžinys, 20 laipsnių, 30 gramų litre, 30 laipsnių, 60 gramų litre, 75 laipsnių, 170 gramų litre. Tai čia ką mes turime? Mes turime labai didelę įvairovę. Ir priklauso jau nuo medikų, taip sakant, verdikto, kuris vanduo yra geresnis, kurį geriau naudoti, taip sakant, sveikatingumo arba kitoms, taip sakysime, pritaikomo tom problemoms spręsti. Klaipėdos jėgainės naudojama tą sluoksnį, tai mes matome, reiškia, rytuose ta mineralizacija yra apie 1 gramas litre, o jau vakaruose pasiekia 90 ir daugiau, beveik vos ne 100 gramų litre. Ir 100, jo. Na ir čia, taip sakysime,
paprastai mes irgi geologai klasifikuojame tą vandenį pagal jo mineralizaciją, sūrimas, stiprus sūrimas ir taip toliau ir panašiai. Tai būtent vakarų Lietuvoje mes matome didžiausia sūrimai yra Kambros sluoksnyje ir čia yra mineralinė sudėtis, cheminė sudėtis iš Vidmantų gręžinio. Tai matome pagrindiniai elementai yra chloras, natris. Vėlgi girdėjome pranešimą, kad tai pakankamas yra svarbus junginys žmogaus sveikatinimo procedūroms. Na ir jau nešnekant, kad mes turime didžiulį ir bromo kiekį štai šitose vandenyse ir tai tie, kurie turi problemų su nervais, taip sakant, patenkinti, gali pagulėti ir apsispakajinti. Nu, žmonos, vyrus, tai iš karto, arba vyrai žmonas, kuris pyksta, sakant, siunčia į Kambro mineralinio vandens vonę. Vėlgi, jeigu mes žiūrime į tiesą, Palangoje buvo išgręžta 70 metais 2 gręžiniai į, reiškia, vienas gręžinys į štai, kur Klaipėdai naudojamas tas sluoksnis. Čia matome, kad 61 gramas litre mineralizacija, praktiškai čia po kojom. Mes turime 61 gramą litre koncentraciją. Vėlgi, pagrindiniai elementai, varis, chloras ir natris. Vėlgi, Lietuva yra ypatingai unikaliuose sąlygose. Jeigu lyginsime su Lenkija arba su ta pačia Latvija,